ES struktūrinių fondų paramą Lietuvoje gavo ne tik verslininkai, ūkininkai, aplinkosaugininkai, bet ir patys mažiausieji – vaikai lankantis lopšelius ir darželius. Net 114 darželių šalyje pagal priemonę investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas turi pagerinti ugdymo aplinką, atnaujinti metodinės priemonės. Šiuo metu yra 54 darželiai jau renovuoti, 60 yra pasirašę sutartis ir prasidėję yra jau statybos darbai. Tai mes tikimės, kad bus sutaupyta lėšų ir galbūt savivaldybės dar turės galimybę papildomai turėti keletą projektų. Darželių atnaujinimui skirta daugiau nei 67 milijonai litų ES struktūrinių fondų paramos, savivaldybės iš savo biudžeto prisideda apie 12 milijonų litų. Vienas tokių darželių, kuris jau prieš porą metų panaudojo struktūrinių fondų lėšas, Vilniaus lopšelis darželis Gėlynas. Patalpų renovacijai, ugdymo aplinkai gerinti, kompiuteriniai technikai įsigyti, darželiui buvo skirta 300 000 litų. Elektros instaliacijos keitimas, vamzdyno keitimas, santechnikos įsigijimas. Toliau taipogi kapitalinis remontas virtuvėje atliktas, salėje, taip pat metodinėme kabinete, kur dabar pedagogai čia ir dabar gali gauti reikalingos informacijos. Lopšelio darželio Gėlynas darbuotojai ir žinoma vaikai gali dabar naudotis naujais baldais grupėse, atnaujintomis prausyklomis, šokti ir dainuoti jaukioje suremontuotoje salėje. Pradedant nuo elementarių sanmazgų, kur vaikam unitazės yra pritaikytas mažas, kur yra atitinkamos kriauklės. Tai tiesiog ir tas rankų plovimas, galbūt ir dantų valymas, na ir elementarių kažkokių higieninių dalykų darimas jam buvo, tikrai gražu, malonu. Visai programai įgyvendinti per 3 metus planuojama skirti 108 milijonus litų iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų.